96-aisiais buvo pasiekta nepriklausomybė, tačiau situacija labiau priminė košmarą nei pergalę, nes Ičkerijos Respublikos kaip šalies niekas nepripažino, išskyrus Afganistaną, kurį tuo metu valdė Talibanas. Itin patikimi sąjungininkai, kaip sakant. Kaip minėjo Dudajevas 95 metų интервью. 300 тысяч мужчин от 17 до 50-летнего возраста, оставшиеся без крова, без средств к существованию, без работы и вообще без права на жизнь, которые приобретают вот уже несколько лет исключительно одну профессию войны. Мне удержать никаких сил в этом пятачке уже нет. Ekonomika sugriauta, darbų nėra. Įvairios grupuotės pradėjo versliuką. Grobt žmonės, tiek vietinius, tiek ir iš pasienio, tiek ir užsieniečius atvykusius į Čečėniją humanitariniais tikslais. Išpirkos milžiniškos. Kartais aukos ne visada gyvos likdavo. Nemažai atvejų buvo dar ir parduodamas ir į vergiją. Situacija taip pat nebuvo labai smagi ir politiškai, nes vyko ir vidinis konfliktas. Vieni pradėjo krypti į vahabizmą, pakankamai ekstremalią islamo sektą, kiti norėjo išlaisvinti Kaukazą nuo Rusijos jungo ir sukurti islamiškąją valstybę, o treti tiesiog norėjo nepriklausomos Ičkerijos. Tačiau pirmoji grupė visgi pradėjo imti viršų. Net Aslanas Maskhadovas, toks pasaulietiškas sekuliarus lyderis, buvo priverstas įvesti šalyje šariato teisę. Nors pats nelabai to norėjo. Kodėl? Nes jo kariai tapo tokie savarankiški bosai, karo vadai, kurių jau niekas nebekontroliavo. Po Dudajevo mirties įvyko skilimas ir kiekvienas valdžią pajautęs vadukas norėjo ją paimti. Senas geras skaldyk ir valdyk. Aslanas Maskhadovas kaip karo vadas buvo geras strategas, tačiau politiškai, kas taikos metu yra itin svarbu, jis buvo gan silpnas. Rusija jautė keršto troškimą, kadangi pirmame kare buvo stipriai pažeminti. Pačioje Rusijoje dar valdė Borisas Jelcinas, jo reitingai ėjo žemiau grindjuostės, jo sveikata šlubavo. Pats jis buvo laikomas alkoholiku, kuris nutems Rusiją į dugną. Tada pasirodo naujas veidas ministro pirmininko poste. Jis žymiai jaunesnis, energingesnis ir atrodo yra viltis, kad situacija pasikeis į gerą. Žmonės, kurie paskyrė į postą, tikėjosi, kad jis bus lengvai valdomas, nuolankus. Jie nenumanė, kad šis dėdė valdžioje išbus 27 metus. Naujas veidas, nauja karta ir naujas čečėnų problemos sprendimas. Aišku, reikia suprasti tai, kad antras karas turėjo būti, bet jam reikėjo priežasties. Ir kaip sako genialūs karo vadai, jeigu priešas daro klaidą, leisk jam. Basajevas ir Khattabas nebuvo Maskhadovo vyriausybės gerbėjai ir jie paskelbė, kad jų ilgalaikis tikslas buvo sukurti Čečėnijos ir Dagestano sąjungą, valdoma pagal islamo principus, ir išvaryti rusus iš viso Kaukazo regiono. Dagestanas irgi turėjo musulmonų daugumą. Jie galbūt irgi nori atmesti Rusijos jungą. Мы будем дальше воевать, мы будем захватывать, удастся Владивосток захватим, удастся Хабаровск захватим, Москву захватим, мы будем воевать до конца. И никто нас, кроме Аллаха, не остановит на этом пути. Rugpjūčio 7 prasideda judesys į Dagestaną. Čečėnams pavyksta paimti kelis kaimus, tačiau greitai vietiniai partizanai, policijos pajėgos ir rusų kariai atvykėlius paima skaičiumi 10 ant 1. Todėl po mūšių čečėnams tenka atsitraukti ir išti islamo valstybės plano Dagestane. Впервые, если так можно сказать, в Дагестане столкнулись два ислама. И те, кто защищал свою землю, и те, кто устроил всю эту большую провокацию, в бою кричали «Аллах Акбар». Только понимали они все по-разному. Алика мне звать, короче. В любое время пускай они мне находят, короче говоря, или пускай стрелят. Алик, а в Гудабери их не пустили, да, там? Как В Гудабери их никогда в жизни не войдут они. Пускай попытаются, короче говоря, и то. Это тоже я пойду. Там уже упорно защищаем свое село и готовы, короче говоря, все защищать Дагестан. Смело все защищаем. С надписью «Аллаху Акбар». Kol vyko veiksmai Dagestane, prasidėjo butų sprogimai Rusijoje. Rugsėjo 4 dieną 21:57 Dagestane, Buinaksko mieste, prie 5-aukščio namo sprogo sunkvežimis su 2700 kg sprogstamųjų medžiagų. Name gyveno Rusijos gynybos ministerijos 136-osios motorizuotos šaulių brigados karių šeimos. Sprogimas sunaikino 2 įėjimus, žuvo 64 žmonės
iš jų buvo 23 vaikai, 146 buvo sužeisti. Rugsėjo 5-ąją Basajevo daliniai vėl ėjo į Dagestaną. Jie ten atsilaikė 10 dienų, iki 15 rugsėjo. Antrasis sprogimas įvyko rugsėjo 9 naktį Maskvoje, 23:59. Pusrūsyje padėta bomba visiškai sugriovė du įėjimus į 9 aukštų pastatą. Oficialiais duomenimis žuvo 100 žmonių, 690 sužeisti. Tada sekė trečias sprogimas, rugsėjo 13-ąją. Žuvo dar 124 ir 7 sužeisti. Paskutinis iš serijos įvyko rugsėjo 16-ąją, Volgodonske, Rostovo srityje. 9 aukštas namas, 19 žuvo, 89 sužeisti. Šie sprogimai sukrėtė Rusiją. Niekas nesijautė saugus savo namuose. Putinas paskelbė tai, kad pradės naikinti teroristus, nesvarbu, kad ir kur jie būtų. Российские самолеты наносят удары исключительно по базам террористов. Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем и в сортире их замочим, в конце концов. Все, вопрос закрыт окончательно. Pagal oficialiai paskelbtas tyrimų versijas, sprogimus atliko čečėnai. Tiesa, jokių konkrečių įrodymų nebuvo pateikta. Buvęs KGB agentas Aleksandras Litvinenko pagarsėjo tuo, kad bet kita ko kaltino Putinas organizavus būtų sprogdinimus, siekiant pateisinti karą prieš čečėnus ir paversti Rusiją mafijos valdoma valstybe. Taip pat ne vienas iš čečėnų separatistų niekada neprisėmė atsakomybės už šiuos sprogdinimus. Litvinenko mirtis, nužudymas radioaktyviu poloniu 2006-aisiais dar labiau paskatino šios versijos plėtrą. 99 rugsėjo 22 Riazanėje vieno namo Rusija buvo rasti maišai su cukrumi. Apžiūros metu buvo rastas sprogstamiosios medžiagos heksogeno pėdsakų. FSB direktorius Nikolajus Patruševas paskelbė, kad tai buvo FSB pratybos, skirtos išbandyti piliečių budrumą. Nuo tada atsirado posakis Riazanės cukrus. Jis tapo bendriniu daiktavardžiu, reiškiančiu Kremliaus pėdsaką, organizuojant tam tikrus nusikaltimus. Sprogdinimai ir invazija į Dagestaną tampa antro karo priežastimi. Spalio 1-ąją Putinas duoda įsakymą įsiveržti į Čečėnijos teritoriją. Kas skiriasi nuo pirmojo karo, yra tai, kad Putinas dėmesį sutelkė į žiniasklaidą. Tiksliai tai, kas įleidžiama rodyti, o kas ne. Rusų kariuomenės žiaurumai nerodomi. Čečėnų demonstruojami. Laisvas priėmimas nebuvo sutiktas bet kuriam žurnalistui. Jeigu nori keliauti į Čečėniją, tik su kariuomenės leidimu. Ženkliai sumažėjo nepriklausomų reporterių. Bet tokių buvo, kaip Andrejus Babickis, kuris dokumentavo antrąjį šturmą Grozno miesto ir buvo įkalintas rusų kariuomenės. Jis buvo paleistas per belaisvę apsikeitimą, išmainant jį čečėnams ir rusų karius, kurie buvo nelaisvėje. Официальная версия передачи Бабицкого вооруженным людям выглядит следующим образом. Журналисты, которые подозреваются в содействии незаконным вооруженным формированиям, 2 февраля освободили из-под стражи с подпиской о невыезде из Москвы. За 2 дня до этого Бабицкий дал письменное согласие на свой обмен на военнослужащих федеральных сил, захваченных боевиками. 3 февраля такой обмен состоялся. Rusai šio karo metu stengiasi supti sostinę, užimdami mažesnius miestus. Norėdamos nebekartoti ankstesnių klaidų, rusų pajėgos prieš pradėdamos sausumos invaziją surengė ilgalaikę oro antskrydžių kampaniją virš Grozno. Taip pat patį miestą ėmė supti, o išėjimo taškus minuoti. Ypatingai naudojamos vakuuminės ir termobarinės bombos, siekiant parodyti, kad pasipriešinti Rusijos galiai nepavyks. Groznas tampa vienu iš labiausiai sunaikintų miestų žemėje. Pabėgėliai bėgantis iš miesto taip pat turėjo perėti per filtracijos stovyklas, kuriuose jie buvo tardomi ir dažnai kankinami, ieškant galimų kovotojų ir jų šnipų. 99 spalio 21 Rusai pilną turgų žmonių paleido balistinę raketą. Apie 100 žmonių žuvo iškart, apie 400 buvo sužeista. Tarp aukų buvo ne tik čečėnų, bet ir vietinių rusų. Сюда заедет, мы покажем ему, женщины мы сами ему сделаем, что надо. Пускай далеко не кидают сюда ракеты. Шакалы они, крохоборы они все. Мы доберемся до него, наши ребята доберутся до него. Ничего, Бог не забудет его. Наш командир, наша помощь, один Бог. Buvo paleista dar viena raketa. Jos dėka žuvo žurnalistas Supijanas Apendijevas. Jis buvo pirmasis žurnalistas žuvęs antro karo metu. Šie raketų smūgiai buvo pagrįsti tuo, kad kažkur turguje galimai buvo parduodami ginklai. Po savaitės buvo smogta į pabėgėlio stovyklą. Joje žuvo dar 25 žmonės. Lapkritį Jamadajevo klanas, valdęs Gudermeso miestą, perėjo į Rusijos pusę. Tai buvo sėkmė. Į Rusijos pusę taip pat perina Achmatas Kadyrovas. Maskva jam suteikė teisę valdyti Čečėniją. Jis buvo paskirtas muftijumi Dardudajevo,
po to, kai jo pirmtakas, prasidėjus pirmajam karui, pabėgo iš šalies. Šįkart Ičkerijos prezidentas Aslanas Maschadovas nušalino jį nuo pareigų. Tačiau Maskva buvo nelabai patenkinta naujų sąjungininkų. Achmatas, palyginus su savo sūnumi, buvo išsilavinęs ir gerai žinojo vietinės taisyklės ir sukosi politikoje. Dažnai jis kalbėdavo apie Rusijos pajėgų vykdomus nusikaltimus, kas nėra geras vaizdelis Maskvai. Jo perėjimo priežastis buvo paprasta – antivahabizmas. Noras užkirsti kelią šios islamo atšakos plėtrai ir stabilumo troškimas. Iki to laiko, kai rusai įžengė į miestą ir jį užėmė, federalinės pajėgos patyrė kur kas mažiau aukų nei per pirmąjį karą. Realiai šturmas tapo valymo operacija, valančia paliktą netvarką, nes didžioji dalis karo vadų jau buvo pasitraukusi į kalnus, kad vėl pradėtų partizaninį karą. Rusai pradėjo bombardavimo kampaniją, siekdami išvalyti tos kalnus. Dėl rusų žiaurumų prieš civilius kilo pabėgėlių krizės kaimyninėse Dagestano ir Ingušijos respublikose, o vakarai buvo sukrėsti karo nusikaltimų, kurios padarė tiek federalai, tiek ir separatistų pajėgos. Primenant veikėjus iš praeito video, buvo toks džihadistas Al-Khatabas. Jis buvo toks turinio kūrėjas, dalinosi video, kuriuose buvo pjaunami rusų karo belaisviai. Tuo tarpu iš Rusijos pusės buvo daugybė civilių, žudynių ir pagrobimų. Nuo apgulties pradžios sostinė Groznas krito per mėnesį. Ir po sėkmingos pergalės 2000-ųjų kovą Putinas išrenkamas triuškinančia balsų dauguma savo pirmai kadencijai. Ir tampa tuo stipriu lyderiu liaudės akise, kuris daro tai, ką reikia, naikinant separatizmo ir terorizmo problemą. Liaudžiai patiko jo ramus, šaltas būdas ir antikorupcinė stovėsena. 2000-ųjų vasario 29-ąją Rusai užima paskutinį čečėnų pajėgų valdomą miestą – Šatojų. Oficialiai yra laikoma, kad karas truko nuo 99-ųjų iki 2000-ųjų, būtent karinė dalis, o iki 2009-ųjų partizaninės karas. Ir yra žmonių, kurie teigia, kad šis karas truko net 18 metų, tai yra iki 2017-ųjų. Ir tam yra priežastis, kurią vėliau aptarsiu. Partizaninis karas čečėnams sekėsi žymiai geriau, kadangi rusų kariai nebuvo pažįstami su vietiniais kalnais. O rusų palikti minų laukai greitai atsisuko prieš tuos pačius rusus. 2000-ųjų gegužę Putinas įvedė tiesioginį valdymą, tai yra karinės okupacijos režimą. Jis paskiria minėtą Kadyrovą laikinosios administracijos vadu. Po Grozno užėmimo rusų kariai organizavo žinomiausias ir žiauriausias vietinių žudynes. Vienas iš tokių vadinasi Novoje Aldi. Vasario 5-ąją Novoje Alde, Grozno priemestyje, rusų kariai nužudė tarp 60 ir 80 civilių. Pagrindinės aukos buvo moteris, vaikai ir pensininkai. Tai vyko po Grozno užėmimo vykdant taip vadinamasias valymo operacijas. Rusai plėšė vietinius, vogė, degino turtą, prievartavo. Aukų amžiaus nuo 1 iki 82 metų. Dieną prieš Novoje Aldai buvo bombarduotas kasetiniais sprogmenimis. Aukoms buvo liepta išeiti iš rūsių ir buvo pradėtos žudynės. Nei vienas nusikaltimo vykdytojas nebuvo nubaustas. Tuo pačiu metu vyko Katyr Jurt bombardavimas. Tai buvo kaimas, kuriame slėpėsi tūkstančiai pabėgėlių iš Grozno. Kaime buvo apie 25 000 žmonių. Jie buvo bombarduoti aviacijos smūgiais. Žuvo tarp 46 ir 360 civilių. Kaimas buvo praktiškai sunaikintas. Vasario 4-osios popietę rusai čečėnams pranešė, kad jie galės išvykti per žaliąjį koridorių autobusų kolona, prie kurios bus pritvirtintos baltos vėliavos. Kolona, kurią rusai patys nusintė čečėnams, vėliau susprogdino tie patys rusai. Ir tai tik žinomiausios žudynės. Jų buvo žymiai daugiau. Tiesa, žiaurumai prieš civilius nebuvo vienpusiai. Maskviečiai galvojo, kad ta Čečėnija kažkur toli ir veiksmai joje jų nepalies. Čia atėjo čečėnai ir parodė, kad taip nebus. Tas įvyko 2002 spalio 23. Maskvoje pasirodo 40-50 čečėnų kovotojų. Jie užima Maskvos Dubrovkos teatrą, kuriame apie 900 žmonių yra paimami įkaitais. Kai kuriuos vietoje sušaudo, o jų reikalavimas karo Čečėnijoje nutraukimas. Įkaitai buvo laikomi 3 dienas be maisto, vandens ir medicininės pagalbos. Spalio 26 ryte spec pajėgos per ventiliaciją paleidžia dujas. Tai nežinomas fentanilio tipo anestetikas. Ir kai teatre visi praranda sąmonę, pradedamas šturmas. Kaip teigiama, visi teroristų lyderiai nukauti, bombos išminuojamos. Tačiau
Žmonės žuvo dėl pagalbinių tarnybų darbo, kurie neša apsvaigusius nuo dujų žmonės belekai. Ir daugiau žmonių žuvo ne nuo teroristų, o nuo gelbėtojų darbo. Ir žuvo apie 120 įkaitų, dėl ko ši operacija yra pastoviai kritikuojama. Specialiosios pajėgos pradedamos spausti ir jų darbas tampa likviduoti čečėnų lyderius. Ibn al-Khattabas, Dagestano akcijos organizatorius, džihadistas iš Jordanijos. Jis, turėdamas patirties iš Afganistano, organizuodavo daugiausiai aukų nusinešusios pasalos prieš rusų karius. Jis išmanė karo meną, todėl mirė ne kovos lauke. 2002-aisiais jį nunuodijo FSB agentai. Atsiuntė netikrą laišką nuo motinos iš Saudo Arabijos. Khattabas turėjo įprotį, perskaitęs laiškus, juos sudeginti. Tame laiške buvo nuodai su cheminė medžiaga. Ji pradėjo veikti, uždegus laišką. Khattabas neišgyveno, taip pat ir tie, kurie buvo šalia jo. Salmanas Radujevas. Jis buvo nenuspėjamas ir impulsyvus, dėl ko jo nemėgo kiti karo vadai ir vietiniai. Jis organizavo Kizliaro teraktą. Suimtas 2000-aisiais, išduotas savo aplinkos žmonių ir suimtas be pasipriešinimo. Nuteistas kalėti iki gyvos galvos, tačiau 2002-aisiais mirė kalėjime Baltoji gulbė nuo vidinio kraujavimo. Yra manoma, kad jis buvo nužudytas. 2003-aisiais buvo priimta nauja konstitucija, pagal kurią Čečėnija pripažįstama kaip Rusijos federacijos dalis. 2004-aisiais buvo pasiektas teroro akto apogėjus. Atrodė, kad prorusiškas Ahmatas Kadyrovas jau sugebėjo trumpam nuraminti Čečėniją ir suvienyti ją ir Rusijos federacijos autonominę respubliką. Tačiau Теракт в Грозном 9 мая унес жизнь президента Чечни Ахмата Кадырова и еще 3 человек, как сообщает новостное агентство ИТАР-ТАСС. Ахмат Хаджи Кадыров достойно и мужественно исполнял свой долг перед своим народом. Это был по-настоящему героический человек. Gegužės 9 įvykdytas jo nužudimas laikomas Grozno reido pradžia. Praėjus mėnesiu, kai sukėlėjai užgrobė ginklų sandėlį Ingušijos sostinėje ir įsivežė apie 200 000 ginklų bei didelį kiekį šaudmenų. Buvo surinktas didelio masto puolimas sostinėje. Rugpjūčio 21 dieną į Grozną įžengė 250-400 kovotojų, kurie įrengė savo kelio užtvaras ir vienu metu užpuolė keletą rinkimų punktų bei kitus taikinius. Per šį išpuolį žuvo 58 policijos pareigūnai ir Maskvai lojalūs milicininkai, bei 5 Rusijos kariai. 2004 rugsėjo 1 prasidėjo teraktas Beslane, Šiaurės Osetijoje. Daugiau kaip 32 čečėnų kovotojai apie 9 val. Vietos laikų įsivežė į rugsėjo 1 šventę. Keli žmonės žuvo įsivežimo metu, tačiau didžioji dalis buvo uždaryti mokyklos sporto salę. Dar tą pačią dieną per pietus teroristai įspėjo, kad jeigu saugumo pajėgos veršėsi į mokyklą, jie susprogdins ją ir visus viduje esančius įkaitus. Ir reikalavo Rusijos išvesti savo pajėgas iš karo suniokotos Čečėnijos. Tam, kad užpuolikai nebūtų nušauti per didelius sporto salės langus, prieš juos buvo pastatyti mokiniai. Jie turėjo būti gyvais skydais. Dauguma įkaitų daugiau kaip 52 valandas buvo laikomi karštoje perpildytoje sporto salėje, kurioje nebuvo nei vandens, nei maisto. Dalis mokyklos pastato užminuojama. Įkaitų buvo 1100, nemažai jų žus. Savo vardą, nušviesdama šios įvykius, užtvirtina tokia teta Margarita Simonen. Ji sumažino kovotojų ir įkaitų kiekį ir pranešė, kad teroristai reikalavimų neturi. Jei už gerai atliktą darbą greit pakėlė pareigose. Atrodė, kad bus įmanoma pasiekti taikų susitarimą. Teroristai paleis įkaitus, sudės ginklus ir net pats Aslanas Maschadovas sutiko vykti dėrėti su teroristais. Tačiau taikaus sprendimo būdo nebuvo. Ir kas pradės šaudyti nebus aišku. Žinoma tik tai, kad rugsėjo 3 viskas prasidėjo nuo sprogimo, kurį sukėlė mirtininkas. Jo sekė susišaudimai. Prasidėjo mokyklos šturmas. Prie mokyklos pastato atsiųstas tankas šaudė tuščiais šoviniais. Ir rusų kariai su granatsvaidžiais turėjo planą. Granatsvaidžių pagalba turėjo būti padarytos skylės sienoje, pro kurias įkaitai turėjo pabėgti. Tačiau bėgantis įkaitai atsidūrė kryžminėje ugnyje, tarp karių, teroristų ir vietinių. Šturmas prasidėjo po valandos nuo susitarimo su Maschadovu. Kaip teigia kai kurie analitikai, Rusija pradėjo šturmą, nes nenorėjo legitimizuoti Maschadovo autoriteto. Pats Maschadovas pasmerkė teroristinį aktą ir pranešė, kad jo pajėgos nedalyvavo ir laikė tiek išpuolį, tiek ir šturmą nepriimtinais. Šturmui buvo atsiųsti helikopteriai, kurie bombardavo mokyklą ir jų dengiami vietiniai bandė šturmuoti. Buvo pastebėta, kad panaudotos Šmel termobarinės raketos, kurios darė žalą likusiems įkaitams. Rusijos vyriausybė teigia, kad termobarinių sprogmenų reikėjo, norint greit sunaikinti pasipriešinimą. Ypatingai tai, kad uždarose patalpose ginklas, kuris išsiurbė deguonį ir tuo pačiu sudegina priešus, yra itin veiksmingas. Rezultate
žuvo 186 vaikai, 129 suaugę įkaitai ir 19 gelbėtojų. Rusijos sprendimas šturmuoti buvo vertinamas itin neigiamai. Šie žiaurumai sukrėtė tarptautinę bendruomenę, ypač po rugsėjo 11-osios įvykių. Juos Putinas išnaudojo, siekdamas pabrėžti savo kovą su islamo terorizmu ir užtikrinti didesnį vakarų palaikymą. Basajevas buvo šių teroro aktų sumanytojas, tačiau buvo ir daugybė kitų pavienių vadukų. Putinui šis teraktas leido dar labiau įsitvirtinti valdžioje. Jis pakeitė įstatymus ir perėjo prie tiesioginės valdžios, pašalindamas regioninių vadovų postus rinkimams. Vietoje to jis juos paskiria pats. 2017 balandžio mėnesį Europos žmogaus teisų teismas nusprendė, kad Rusijos valdžios institucijos prieš apgultą ir jos metu padarė daugybę pažeidimų ir priteisė aukoms 3,1 milijono JAV dolerių kompensaciją už patirtą žalą. Sprendime konstatuota, kad pareigūnai ignoravo konkrečią žvalgybos informaciją, rodžiusią, kad mokyklos puolimas buvo neišvengiamas. Be to, kariniam atsakui panaudoti ginklai, liepsnosvaidžiai, granatsvaidžiai, sunkiai kulkosvaidžiai, termobariniai sprogmenys, prieštankinės raketos ir T-72 tankai buvo pernelyg galingi ir netinkami gelbėti įkaitus. Rusijos pareigūnai atmetė šis išvadas, vadindami jas visiškai nepriimtinomis, ir pažadėjo apskųsti sprendimą. Po to buvo pradėta intensyviai medžioti karo vadus. 2004-aisiais žuvo Ruslanas Gelajevas. Jis, kaip ir kiti, tarnavo sovietinėje armijoje, sėkmingai rengė pasalas pirmo karo metu ir buvo laikomas vienu iš stipriausių vadų. Tačiau jis atsigręžė į islamą ir pradėjo konfliktuoti tiek su Basajevu, tiek ir su Maschadovu. Jis žuvo per susišaudymą su Dagestano pasieniečiais. 2005-aisiais Aslanas Maschadovas paskelbė paliaubas, tačiau netrukus, kovo mėnesį, jis nužudomas specialiosios operacijos metu, nors yra teigiama, kad norėta paimti jį gyvą. Gegužę Maschadovo įpėdinis Abdul Halimas Saidulajevas paskelbė apie taikos derybų su Maskva pabaigą, nors ir jį patį 2006-aisiais nužudo karinės operacijos metu. Kalbant apie išdavikus, kai buvo nužudytas jo tėvas 2004-aisiais, Ramzanui Kadyrovui buvo 27. Jis negalėjo būti Čečėnijos prezidentu, nes minimalus amžius buvo 30. Todėl jis tapo vicepremjeru. 2005-aisiais laikinuoju ministru pirmininku, 2006-aisiais jau ministras pirmininkas, nors realiai jau turi valdžią, ir tais pačiais 2006-aisiais Šamilis Basajevas, vienas iš paskutinių kovotojų, žūsta per sprogimą Ingušetijoje ginklų sandėrio metu. Ir manoma, kad tai yra specialiųjų tarnybų operacija, nors šiuo metu tai nėra žinoma. 2007-aisiais Рамзанас Кадыровas официально тампа амжиной президенту. Рамзан Кадыров сегодня официально вступил в должность президента Чеченской Республики. Торжественная церемония инаугурации прошла в его загородной резиденции под Гудермесом. Полпред президента России в Южном федеральном округе Дмитрий Казак вручил ему удостоверение главы республики и зачитал поздравления Владимира Путина. Ir gauna Maskvos palaikymą. Šio karo metu vyko daug neįprastų žurnalistų mirčių ir nužudimų. Ir kelios žinomiausios būtų Anos Politkovskojos. 2006 spalio 7-ąją ji buvo nušauta savo namo laiptinėje Maskvoje. Daugelis mano, kad ji buvo nužudyta dėl savo žurnalistinio darbo ir kritikos valdžiai. Bet kas tiksliai užsakė, iki galo taip ir liko neaišku. Bet nuomonė yra tokia, kad tai politinė žmogžudystė. Ypatingai dėl to, kad ji vyko per Putino gimtadienį. Ir praėjus 2 dienoms po Ramzano Kadyrovo 30-ojo. Antrojo čečėnų karo metu jį dokumentavo rusų kariuomenės nusikaltimus ir leido juos per savo straipsnius ir knygas. Taip pat savo knygose jį kritikavo Putiną ir imdama interviu iš Ramzano Kadyrovo susilaukė grasinimų nužudyti Anastasija Baburova. Ji domėjosi karo nusikaltimais, nušauta kartu su žmogaus teisų advokatu Stanislavu Markelovu 2009-aisiais. Natalija Stermirova, žmogaus teisų aktyvistė, pagrobta prie savo namų Grozne, rasta nušauta Ingušetijoje. Na, reikia suprasti tai, kad nužudytų ir žuvusių žurnalistų buvo itin daug. Ir visų nepaminėsiu. Bet reikia pereiti prie Ramzano, nes šioje situacijoje jis laimi daugiausiai. Kai sumažėjo pasipriešinimo centrai, sunaikinti separatistų vadai, laikas atėjo tvarkyti su politiniais konkurentais. Buvo tokie broliai Jamadajevai ir visas Jamadajevų klanas. Jie savo laiku palaikė Achmatą Kadyrovą, tačiau turėjo susidūrimų su Рамзану. Я не враг и не друг. Когда ему плохо было, я помогал ему, помогу. Народ это бедный, короче. А кто войну видел, это kavo они могут запугать. Jie buvo rimti konkurentai. Tačiau ir jų laikas atėjo, kai Maskva
nuo savo herojų nusisuko ir vienas brolis nušautas 2008-aisiais, kitas pabėgo į Dubajų, kur 2009-aisiais jį buvo pasikėsinta ir jis mirė nuo žaizdų. Jamadajevų klanas buvo pašalintas, konkurentų nebeliko. Ir oficialiai antrasis Čečėnijos karas baigėsi 2009-aisiais, balandžio 16-ąją, paskelbus, kad visi teroristai sunaikinti. Būtent tada visiškai tvirtinta Kadyrovo klano valdžia. Išvedami Rusijos kariai, panaikinami patikros punktai, komendanto valandos. Rusai paskelbė, kad visiškai visi separatistai veikti ir valdžia perdodama į teisėtas Kadyrovcų rankas. O Maskva pradėjo mokėti subsidijas Čečėnijos atstatymui. Kodėl yra laikoma, kad karas truko 18 metų? Nes kariniai veiksmai realiai nesibaigė. Nuo 2007 metų toks karo vadas, Doku Omarovas, paskelbė Kaukazo Emiratą. Ir dar tai vyko ilgai. 2009-aisiais tikrai niekas nepasibaigė, nes islamo sukilėliai puldinėdavo policijos pareigūnus ir vietinius gyventojus. Tik 2017-ais Rusija paskelbė, kad galiausiai tikrai šį kartą jau viskas įveikė teroristus Kaukazo regione. Smurto lygis ženkliai sumažėjo, Kadyrovo valdžia stabilizuota. Kai Achmatas Kadyrovas buvo susprogdintas kartu su kitais, po trumpos Alchanovo prezidentūros į valdžią atėjo Ramzanas. Jis kaip Putino draugelis ir pagrindinis jo pėstininkas gavo teisę valdyti Čečėniją ir jis mėgavosi neribotą valdžią savo kieme. Россия, я герой России, генерал, глава Чеченской республики, госслужащий, я это Россия, Россия это я. Yra manančių, kad Ramzanas buvo tas, kuris užsakė savo tėvo nužudimą. Čečėnijos lyderis visiškai nepaiso Rusijos įstatymų ir įgyvendina tai, ką liudininkai gali apibūdinti tik kaip šariatą. Jis turi ne tik savo asmeninę armiją, bet turi teisę šaudyti į bet kurios policijos pareigūnus iš kitų Rusijos dalių. Jis taip pat ėmėsi drąsių veiksmų, pavyzdžiui, peržengė sieną į Ingušetiją ir spaudė kaimyninę respubliką atiduoti 10% savo teritorijos. Ir dar neaišku, ar Kremlius ir toliau užmerks akis, siekdamas nuraminti savo nepaklusnę respubliką, taikos vardan, ar bus priverstas dar kartą įtvirtinti savo autoritetą. Bet kol vyksta taip vadinamoji speciali karinė operacija, Kadyrovcai rodo, kad jie palaiko Rusiją. Tačiau nereikia pamiršti ir tai, kad yra čečėnų, kurie kaunasi Ukrainos pusėje. Kalbant apie antrąjį Rusijos Čečėnijos karą, šio karo aukų skaičius nėra pilnai žinomas. Yra numanoma, kad Rusijos karių žuvo tarp 70 tūkstančių, o čečėnų tarp 10–15, civilių tarp 25–50 tūkstančių. Ir kaip ir su pirmuoju karu, yra manoma, kad abu karai prisidėjo prie to, kad Rusijoje visiškai buvo sunaikinta demokratija. Ar jį kada nors dar ten pasirodys, nėra aišku. Reiks pažiūrėti, kas vyks po to, kai mirs bunkerinis dėdė. Na, kad ir kaip ten bebūtų, su jumis buvo aš, Naelis. Ir ačiū, kad žiūrėjote. Kaip gaila, tu nesupranti.